Sveiki. Kodėl gerai eiti į pirtį? Viena iš tokių svarbiausių priežasčių, kodėl į pirtį tikrai verta eiti, tai yra, kad jūs pagaliau tada turite laiko skirti savo ir atsipalaiduoti. Nes tikrai mes visi esam lėkime, skubėjime, bėgam, turim krūvas darbų, užduočių ir taip ir nelieka laiko savo. O kada jau nusprendai, atvažiavai į pirtį, tai tada jau skiri tas ten 2 ar 3 valandas ar 4, grinai tik tai savo pabuvimui ramybei, tyloj, o gal tiesiog pašnekėjimui su savo miela kompanija, su draugais pabuvimui. Ir man tai iš tikrųjų yra ta vieta, kur aš tiesiog galiu būti. Kur tiesiog galiu būti taip, kaip noriu. Čia nereikia kažkaip gražiai atrodyti, nereikia puikių šukuosenų, makiažų, prabangių drabužių. Nieko nereikia, nes pirtis yra grina, jinai yra tikra ir jinai tarsi mama tave priima tokią, kokia tu esi iš tikrųjų. Ir todėl pirtyje labai gera. Jauku, paprasta, natūralu, artima mūsų prigimčiai, ta prieblanda, tas garas švelnus, ta nuotaika maloni, kvapai, archaiški, natūralūs, paprasti, malkų kvapas, ugnies degančios spragsėjimas, vantų kvapnių aromatai, nuostabūs žolelės, arbata. Viskas paprasta. Ir dėl to, kada ateini į pirtį, iš karto užuodi tos kvapus, pabūni toj tyloj, ramybei ir jauti, kaip po truputėlį visos mintys iš galvos išgaruoja, visi reikalai kažkur tai dingsta ir tu tada tikrai lieki pats su savimi, toj savo būtyje, toj savo vidiniai ramybei. Ir kaip jūs puikiai žinot, bet koks gydymas, bet kokia praktika prasideda nuo atsipalaidavimo, nes tik tai tada, kai žmogus iš tiesų atsipalaiduoja, kūnas įjungia savigydos mechanizmą ir tada jisai pradeda atsistatinėti ir pradeda gydyti. Tai viskas labai paprasta. Pirtis yra viena iš vietų, vienas iš įrankių, kuriuos galit panaudoti savo, kad galėtumėt atsipalaiduoti. Tai to jums visiems ir linkiu: atsipalaidavimo, ramybės, sveikatos ir gijimo. Iki.